atrastų tą aistrą, kažką rastų knygoje, kas jūs užkabintų skaityti. Kokią nors, kad ir vieną sakinį, kuris kažkaip labai sužavėtų, kad galėtų įvelti į visą šitą knygų skaitimo dalyką. Pomėgį skaityt atradau gal kokioj, nežinau, 3 klasėj, kai man mama nupirko Žvalgo mokinio knygą ir aš ten žiauriai užsikapliavau ir perskaičiau visas serijos knygas ir žiauriai faina buvo, bet galiausiai, kai tas visas knygas perskaičiau, dar Harry Potterį perskaičiau, nes irgi faina knyga buvo. Tada biškį nustojau skaityti, nes neradau kažko tokio labai įdomaus, kas man būtų įdomu skaityti. Dabar supratau, kad man patinka tokia kaip ir mistiškas mokslas, tai dabar vėl po biškį pradedu skaityti, bet ne tiek daug, kiek anksčiau. Sudomina atrasti tai, ko aš ieškau atsakymų, bent jau šiuo metu. Kažko noriu sužinot, tai va, pasiskaitau knygą, buvau radus knygą apie čakras, tokioj, tos atviros nameliai knygų ir aš pasėmiau tą knygą, nes aš žinau, kad ten bus man, pavyzdžiui, įdomu dėl to, kad atsakymų ten yra, kuriuo aš noriu. Knyga yra kaip duris, jos tau atsidaro perskaičius knygą, bet žingsnį turi žengti pats. Čia taip paėmiau iš kinų išminties biškį. Šiuo momentu turbūt šita knyga, Holografinė visata. Vienas iš tų mokslininkų tyria smegenis, o kitas kvantinę fiziką. Tai ir čia taip tuos dalykus sujungia, kad paaiškintų biškį giliau, negu suprantam kol kas mes. Vala, čia kažkur vieną pasibraukus dalyką, tik dabar surasti reikėtų. Vienas iš keisčiausių kvantinės fizikos atradimų buvo tas, kad jeigu skaidysime materiją į vis smulkesnes dalis, elektronus, protonus ir taip toliau, pasieksime ribą, kai materija liaujasi egzistuoti. Tai, kaip yra tas žinomas faktas, kad 99% visko yra niekas. Visko yra tik 1%. Tai čia tas paaiškintas dalykas. Ir dar apie smegenis rasti turbūt nerasiu, bet, kaip ir atsimenu. Tai iš pradžių vyko tyrimai su žiurkėmis, kad išima tam tikrą dalį smegenų ir vis tiek labirintą ten atsimena kuo puikiausiai. Gal ten ne su žiurkėm, dabar neprisimenu tiksliai skom, bet tikriausiai, kad su žiurkėm. Paskui dar apvertė smegenis, kad gal šitaip kažkaip nebeveiks jos. Paskui vieną pusę smegenų išėmė, paskui grąžino kitą išėmė. Ir vis tiek tas pats, lieka atmintis. Tai jo, smegenys, kad ir 95% išimtumėm smegenų žmogaus, vis tiek atmintis liks, ji visumoj yra. Ne vienoj daleliai, kaip įsivaizduojam, turbūt dauguma, kad ten kažkokie stalčiukai yra, kur yra sudėta informacija, bet ne, tai yra visuma smegenų. Tai va tas dalykas mane nustebino. Šitos knygos sužinojau.
Vien tas dalykas, kad yra privalomoji literatūra, jau biški, tokį santykį padaro, kad jau kai kažkas yra privaloma, tada nesinori. Tai taip labai sunku prisiversti save. Tai nebent tokia kokia audio knyga arba iš vadovėlio, kiek ten ištraukų būna. Tai daugiausiai tiek ir tas skaitau iš tų privalomųjų. Jo, biški nustebino, pavyzdžiui, metamorfozė, kad ten tas Gregoras pavirto vabalu, tai taip, biški įdomiai, aišku, prasmė aiškiai yra, kad jis ten nusidirbo kaip, bet, vis tiek, kad pakeitė fizinį pavydalą, tai čia, toks wow dalykas. Varau kartais, kai būna šito poezijos skaitimas, tai toks ne per labiausiai žinomas, bet Dovydas Grajauskas, jis ten savo poeziją skaito, tai šiaip mane visai gal net įkvepia kartais kokiu nors eilėraščiu ar kažką tokio, nes pastebėjau rašinį, rašiau lietuvių kalbos ir tokį buvo panašiai struktūra kaip to Grajausko biški. Tavo pačios rašinio? Jo. Čia žiauriai šiaip fainos erdvės, nesu buvus fainesniai bibliotekoje negu ši. Tai jo, jeigu kokius nors namų darbus daryti, aš, pavyzdžiui, namie negalėčiau suskaupt daryti, tai, pavyzdžiui, čia ateit ir daryti. Vieta pasiekiama. Ką žinau. Biblioteka. Jeigu skaityti dėl kažko kito negu sporto, tai aišku verta. Jeigu skaityti dėl sporto, irgi aišku verta. Nes, kuo daugiau skaitysi apie sportą, ten kokias technikas, daugiau susipažinsi sporto istoriją, tuo, būsi sporto labiau žmogus. Sporte šiaip yra strategijos daug naudojama, net tokiam sporte kaip štangų ten iškelimo virš galvos ar atkelimo tiesiog. Vis tiek strategiją tu turi pasimti, kokį tu svorį imsi, pavyzdžiui, kitą, nes tau reikia, tikrai galvot, ar tu pajėgsi iškelti tiek ar nepajėgsi, dar tada, tai strategijos sporte reikia, net ir šitų štangų kelimo. Lengvoji atletika irgi labai daug ten strategijos bėgi. Tu galvoji pirmiausiai, kiek bėgsiu, ar kaip bėgsiu, paskui gal stipriau, o gal jau būsiu pavargęs, tai man nepavyks stipriau bėgti. Tai paskirstyti tas energijas reikia labai. Manau, skaito, kad tekstą, kad žodžius skaito, tai visi. Ir galima atskirti, kas skaito telefoną, kas knygą. Kas skaito telefoną, ten tekstą, daugiau anglicizmą naudoja. O kas knygas, tai dažniausiai vis tiek ne angliškas knygas skaito, o lietuviškai išverstas. Tai jau taip labiau jo pačioj kalboj girdisi. Dėmesio sutrikimams gali padėti bent šiek tiek knygos, nes internete ten, kad ir straipsniai, tokio ilgio. Tas straipsnis apie kažkokį tam tikrą dalyką, o knygoje jau ir ten nežinia iki kiek tas išsiplės tas dalykas. Dar paskui dar kitas tomas,
to pačio dalyko ir viskas nuosekliai eina. O tie straipsniai, nu jie vat, yra gal net ir tokio ilgio, kokio nors ilgesni straipsniai, bet jie vis tiek ten 10-15 minučių paskaitai ir jau visą informaciją žinai, ten sugrūsta ir pasigilinti labiau taip sunkiau. Šiaip būna tokių visokių renginių, kiek aš žinau, ten pamokos, pavyzdžiui, neseniai mačiau, kad Utopijoj toks ten baras yra, bet ten pagrinde ne tai, kad gėrimai ar kažkas, ten pagrinde muzika yra ir dar rūbų mainytuvės. Tai ten neseniai pamačiau tokį dalyką, kad didžėjaus pamokos ir ten mokina ir nemokamas įėjimas, kiek nori tiek įeina žmonių ir tada didžėjauti mokina. Tai tokių visai fainų, jeigu būtų tokių veiklų, kur mokina kaip kažką grot, ten kažką, ne tai, kad į muzikos mokyklą eini ir ten kali, o tiesiog, kad vieną kartą ateini, kažką ten sužinai kokius nors pagrindus ir jau turi kažką, gali parodyti savo draugams kokį kartą, kažkas tokio, kaip pavyzdžiui, kad ir tą patį padidžiajauti ar su dudele pagrot. Man asmeniškai gal biškį spalvų. Jo. Aišku, yra ten tas paveikslų parodos kambariukas, man rodos, 2 aukšte. Tai paveikslų jo spalvotų yra, bet šiaip spalvų, kaip aš labai mėgstu spalvas, tai man biškį taip atrodo, vos niūroka ten. Viena kita spalva. Išliktų kaip šita biblioteka, gal tu turėtų turėti tą dvasią šitos bibliotekos, kad va, čia šita biblioteka, ne jokia kita. Bet taip, biškį naujovių daugiau, kol kokių nors lempų tokių įmantresnių, kažkokių kompiuterių įmantresnių, kažkas tokio. Liftas yra toks neblogas, stiklainis. Tai jau ir taip nėra tokia jau tarybinė. Tai manau, kad turėtų išlikti tikrai daugiau negu 80% bent jau tų knygų, nes jos ten buvo per amžius ir iki dabar atėjo 2025, tai 2045 metais tikrai nemanau, kad ten jau visos knygos, nebent sudegtų. Tai kažkoks gaisras nebent būtų. Tai šitą tu mums gal nelinki? Ne, nelinkiu, visiškai ne. Rastų tą aistrą, kažką rastų knygoje, kas jūs užkabintų skaityti. Kokią nors, kad ir vieną sakinį, kuris kažkaip labai sužavėtų, kad galėtų įvelti į visą šitą knygų skaitimo dalyką. Eglės Žalčių karalienės pasakojimas apie incidentą prastame rajone. Ėjo iš parduotuvės per rajoną, nešėsi rankoj pieno litrą. Ir pristojo kažkoks barakų Bonapartas ir kad Junko prašinėt tai laiko, tai parūkyt. Baigęs, aišku, grasinimais, padėjavimais dėl cigarečių trūkumo, tai kad plojo, su tuo pienu per ausį net tekšelėjo. Ir iškart kitą ranką į nosį preciziškai. Anas čia pat ant žemės ir guli dejuodamas, o tą pirmą tai sutas dar paėmė. Apsižergė ir dar, kad į snukį, rėkdamas
Tu, kurva, man čia dar išsidirbinėsi kitąkart garbės žodis užmuš, o aplinkui pasauly jau vien tik pienas ir kraujas.